Tai Žemaitijos šventyklos pamatai.
ant kurių turime pastatyti žmonijos šventovės rūmus. Geriausias palikimas vaikams – tėvų geras vardas. Kas negerbė tėvų, senelių, tie neturi gyvenimo tikslo. Tėvai, dievai, taip kalbėjo mūsų bočiai, nes jie matė, kaip išėjusieji anapilin saugojo giminės namus ir tą žemės lopinėlį, kuriame gyveno. Netolimoje praeityje piešėme, rinkome giminės ąžuolo medį. Iš tokių kiekvienai giminiai reikšmingų ir nepamirštamų raštų susidaro tauta, valstybė. Didinga susikaupimo akimirka telydi visus ir visada. Atėjo laikas nužerti dulkes ir skausmą. Šioje vietoje, šios šventyklos žyniai kalbėjo su žemės dvasia. Šioje vietoje žemės dvasia kalbasi su kūrėju. Į šitą šventą vietą galėjo patekti tik išrinktieji. Baltieji kunigai, žyniai šią vietą laikė pokalbiui su žemės dvasia ir kūrėju. Todėl, kad šioje vietoje yra kontaktas žemės dvasios su kūrėju. Į šią vietovę galėjo patekti tik išrinktieji. Šitai vietoviai yra daugiau 4000 metų, kaip čia atliekamos įvairios apeigos. Jie nuskaitydavo ženklus iš dangaus, jie bendravo su angelais.
Esame vietovėje, kur kažkada senai, prieš 300 metų ir dar anksčiau, stovėjo mediniai rąstų pastatai. Čia buvo gimdykla, čia buvo priimami vaikai, čia buvo šventinama ir pranašaujama jų ateitis. Kada pasaulyje išvysdavo kūdikis, buvo uždegamas aukuras ir pagal dūmų spalvą, pagal jo dydį žinojo, kas gimė. Kunigaikščio palikonis, ar karžygio, ar eilinio gero tarno. Ateina laikas, kai gamta parodo buvusio gyvenimo požymius. Šitas unikalus reiškinys, didelis akmuo po egle, kuri yra dvišaka, yra moters rytai. Kada buvo sodinamos šitos eglės, šito akmens nebuvo. Jisai iškilo, ką parodytų ženklais, kas čia vykdavo. Aukščiau ant kalnelio stovėjo gyvybės dvasingumo motina akmeninė. Jis saugojo šitą vietovę. Ji yra sugriauta, sudaužyta į dalis. Bet mes norime perteikti gamtos stebuklą. Tikriausiai visi matot vaiko galvelę. Reikia mokėti skaityti ženklus. Vat akmuo šalia vienas kito, akmuo drėgnas, ženklas, po jo apačią eina šaltinis, gyvybės šaltinis, kuris maitino ir palaikė ir žmogų, ir gamtą, ir tai yra kūrėjo dovana žemėje gyvenantiems žmonėms. Gamtoje viskas darnu. Va štai medis apgaubęs akmenį, bet tikrumoje akmuo jį neša ir kelia į šviesą. Mes nematom šaknų gylio. O žmogau, kokios tavo mintys? Pažiūrėk, ką tu duodi Dievui, gamtai, artimiesiems. Tavo gerumas yra Dievo šviesa. Čia šalia gimdyklos pastato buvo akmeninė vieta, kurioje sėdėjo motina, moteris būrėja. Pranašaudavo gimusio vaiko ateitį. Nuo žmonių dosnumo priklausė kiekvieno gimusio vaiko ateitis. Dvasios priimdavo šitas dovanas ir jos valdė tą gimusi vaiką, jam tiesė kelią į ateitį. Ant akmenų surašytos runos. Jos skelbė visą istoriją, buvusią prieš 300 metų. Tai yra užrašyta 1714 metais vasarą apie 200 gyventojų palikas šitą šventovę, šitą vietovę. Šičia dabar mes einame, kur buvo garbinama motina, gyvybės nešėja. Čia priešais yra stebuklingo vandens šaltinis. Jis kažkuriam laikui išdžiuvo, bet jis greitai vėliai veiks. Va priešais akmuo, ant kurio užrašyta išvykimo data. Šitas šaltinis buvo gydomasis vanduo. Jais maudė gimusius kūdikius, šito vandeniu gydė žaizdas ir gavo žmonės šventumo, tikėjimo, tėvyniai, meiliai žmonėm. O ten sienai, tie kur medžiai.
Eina, krinta vandens kriokliai. Tai va šitoj vietovėje va visi krinta kriokliai. Tai yra ir dvasinis, ir gyvenimo, ir išminties. Tiesiog daugybės. Viršui eina vandens kriokliai. Labai gražu ir labai sveika. Dabar artėjame prie Perkūno šventyklos altoriaus. Tai ne pagrindinis akcentas šitos šventovės. Tai yra priedas prie Rambyno kalno Perkūno šventovės vietovės. Čia, šitoj vietoviai, buvo tikrinama žmonių ištikimybė tautai, karaliui, ar teisingi pasiuntiniai atėjo. Iš pietų pusės ir rytų pusės yra teigiama energija. Iš šiaurės vakarų pusės negatyvi energija, todėl kad apačioje kertasi požeminiai vandenys. Ir ant tos vietos paguldžių žmogų, jisai per parą laiką jis nesiorientuoja kur esąs. Ir vat išdavikai galėtų ir mirti nuo tokios energijos, todėl kad ir buvo pasakyta, kad tai yra tikrinama pagal Dievą. Teisingumo Dievas Perkūnas, jisai darė kaip ir sprendimus. Jeigu teisingas žmogus, jį apdovanojo. Jeigu neteisingas, jis krito žemyn, kurio nei žmonės gerbė, nei mirusiųjų karalystė nepriėmė. Perkūno šventovės altorius buvo aprėmintas akmenimis. Tik tai tam, kad žmonės apsaugotų nuo jų pačių baimės. Tai buvo siena dvasinė erdvėj. Akmenys spinduliuoja baltą energiją ir jie yra visada ryšyje su kosmosu, su kūrėju. Šitą mūsų protėviai gerai matė ir šitas energijas panaudojo žemėje dėl gyvenimo, dėl mistikos, bet tai yra ir po šiai dienai labai reikšminga. Akmenys duoda visą išmintį, tik tai reikia skaityti. O kai ant jų dar prirašyta runų, tai akivaizdu. Runų yra visur, bet kad šitas yra teisingumo vietovė, tai prašom visus ieškoti savo teisingumo, kurį musėje trukdo gyventi. Šitas altorius teisingumo žinių šaltinis. Iš pietų rytų pusės jis nešė šviesą, teisingumą. Išdavikams, neteisingiams žmonėms, vakarinė pusė nešė siaubą. Ir jų pačių baimė juos pačius žudė. Kas vyksta ir po šiai dienai. Būkime teisingi, būkime išmintingi. Priimkime didybę praeities ir šitą žinias priimkime. Šitas altorius buvo 5-7 metrų aukščio. Perkūno atvaizdas, kaip jie įsivaizdavo teisingumą. Tai rūstus, galingas žmogus, kurio galiai paklūsta visi. Teisingumas, kaip jis reikalingas šiandien. Šioje vietoje eina požeminiai šaltiniai. Jie kertasi iš visų pusių ir labai nuima žmogaus energetiką. Netgi pastovėjus kelias minutės, jau ima drebėti rankos, pilda prakaitas, ką ir reiškia, tik teisingi žmonės galėjo išbūti paro laiką. Tai buvo patikrinimas. Patikrinimas kiekvieno, kiek jis sąžiningas, kiek jis. Šitą protėviai žinojo. Šitoj vietovėje labai daug akmenų, labai daug. O šitas yra stebuklingas, todėl kad ant jo buvo atliekamas apeigos. Jisai nuvirtęs dabar yra nuo to ant šono. Tai buvo krikštijami vaikai,
moterys ir vaikai, eidami aplinkui, prašė teisingumo ištikimų palikonių. Tai apeigų akmuo. Šitas akmuo yra stebuklingas. Prie baltos spalvos yra melsva energetika. Tai yra melsva atėjusių kūdikių pagal Dievo planą. Mes visi esam Dievo vaikai, bet ne visi elgiamės, kaip Dievas mus pasiuntė į šitą žemę. Protėviai šitą gerai žinojo. Šičia žmonės užplūsta toks rūpestis, nesavanaudiška meilė, taip kaip gimusiam kūdikiui. Ir šitą gali pajausti kiekvienas kelias minutės pastovėjęs šitam lauke. Artėjame prie išminties akmens. Deja, vaizdas nekoks. Negalima savo problemų uždėti tai, kas eina iš kosmoso. Savo problemas reikia išgyventi pačiam. Tai yra akmuo, kur žyniai išeidavo anapilin, sėdėdami šalia jų. Jie tikėjo, kad jų dvasia, atėjusi į akmenį, padės kitiem. Ir tai tiesa. Šitas akmuo turi gyvą pavidalą. Matantis gali matyti būtybė 50 metrų aukščio pakilusi virš šitos visos šventovės. Jinai matosi iš visų pusių. Mažiau matantis gali pajausti visam kūne lengvumo, kaip ir nebuvimą visos šitos erdvės. Šitas išmintis prašė padėjimo, prašė pagalbos, kad būtų nuimta į atskirą aukurą, į žodį meilė ir tenai visi reikštų savo pageidavimus, ką mes šiandien ir padarysim. Vienai mano pusė, ne taip, maraidė, va, o čia, aha, o ten viena pusė turi dadį. Tai palauk, matys iš tos vietovės, tai tokia raidė čia uždėsim, o čia iš kitos pusės bus akmeniukas. Kreipsimės į Dievą Tėvą, mūsų kūrėją, prašau palaimink šitą akmenį nuo šitos naštos, nuo mūsų nežinojimo ir nesuvokimo. Viešpaties Dievo Tėvo vardu, prašau visų dvasių šitos šventovės, padėkite žmonėm eiti teisingo keliu į šviesą, į tai, dėl ko mes atėjom į šitą žemę. Šitas akmuo simbolizuoja mūsų tautos stiprybę. Šitas akmuo rodo, kad mūsų tikėjimas į Dievą yra stiprus ir galingas. Jisai mus lydi kiekvienam kelyje. Ačiū Viešpatie, kad suteikė šitą malonę padaryti tau švarę vietovę, mūsų praeitie šventovės, kurie garbino žmonės 1000 metų. Mes vėl kilsime
Akmenys mums švies ir jungs su Dievo kūrėjo galybė. Ir motina Marija, ir mūsų vaisingumo Deivė mus laimins visada. Tik tai reikia mylėti, siųsti meilę visiems. Meilė ir yra Dievas. Yra šita žalsva, va to žalsvumo, va ten kaip ir šito, va prie lapiukai. Archangelo, Rafaelio ir jų didžiųjų angelų, jie mus globoja, jie globoja į žemės dvasias ir jie labai mus rūpinasi. Tik tai reikia ištarti. Angelė, padėk man šiandien liūdna. Ir jie gydo sielą, dvasią ir kūną. Jie yra amžinosios gyvybės pasiuntiniai į žemę. Archangelas Rafaelis vadovauja. Va tą žalsumą pafilmuok, va ten, va tą žalsumą. Va. Dabar tai pasakysim. Mes su... Jadvyga, prisimena tokį 7 rožės ir kalavijo saugotojai paslapties raktą, kuris užrakina praeitį, atrakina ateitį. Padėkit mums. 7 rožės ir kalavijo saugotojai. Paslapties rakto, kuris užrakina praeitį, atrakina ateitį. Padėkit mums. 7 rožės ir kalavijas. Sako, esat pasiruošę ir einat į tą ateitį. Ko jums daugiau reikia? Va šitas didžiulis. 50 metrų aukščio. Iš Ormitaso palydovai. Su jūsų pagalba. Jo. Sako, padarėt kanalą šviesą. Ir viskas vyks. Ačiū už suteiktą galimybę būti toje šventoje vietoje. Ačiū už tai, kad davėt mintį, ką turim padaryti. Lai šitas 100-metės eglės kelmas saugo toliau mūsų protėvių dvasią, mūsų išmintį, stiprybę. Ačiū visiems. Žodžiu, jos kaupiasi palengva. Palengva, bet čia yra trūkus. Ir čia kaip apie randą, kada eina prie randą randas, tai dabar čia yra negatyvi programa, mažasis pirštelis širdies čakra, vadovavimas. Vadovavimas. Vadovavimas.
Saka, aš esu užmirštas. O, kas siubuoja. Reiškia, prie jo irgi reikia užrašą tokį pat padaryti sekančią važiavimui, kad jis nebūtų užmirštas. Jisai gydė stuburą. Atstata pirmapradę informaciją, su kuo kūdikis atėjo. Ir žmogus, kada pakeitė, va šičia atėjus keičia. O tai kaip dabar su to mūsų pasikeitimu, kadangi viskas turi keisti? O sulig tavo pasakymo erdvėje atsirado violetinis rutulys ir aplink jį auksinė erdvė. Tas violetinis rutulys įsitempė į koloną, o aplinkui auksinės sukas. Ir iš tos pusės, mat, aukštai atsirado žalsva šviesa, kas yra šitas gyvybės šaltinis, va šitas spalvaina. Dievo gyvybės šaltinės spalva, amžinybės spalva, bet jin yra Dievo gyvybės amžinoji šviesa. Dievo gyvybės amžinoji šviesa. Jis yra nuo pat sukūrimo. Ačiū. Šviesa nesikeičia, tik ją galima užteršti, ją galima kažką tai, užteršti. Nemoku lietuviškai šnekėti. O čia kaip ir ateidavo, pasiklausti žmogus savo likimo. Šito akmens, likimo. O prie šito laužo visi prieidavo, taip ateidavo. O tenai neatėjo visi. Ten visi tik tai. Tik išrinktiesiam ten buvo. O čia yra, gali būti, kad kažkur tai čia buvo Vaidilučių buveinė. Tenai rodo. Į aną vietą nieks neteidavo. Tai ant vieno to akmens ir yra užrašyta 1714 metais apie 200 žmonių įsikėlė iš šitos vietovės į pietų pusę. Ir sulaidoja virš 1400 žmonių žudytų ir gynėjų kartu. Bet jie sulaidoja ten, kur yra kalniukas, ten, kur vadina švedkapiai ant viršaus, tai va ten sulaidoja jie ir jie įsikėlė. Ir jie įsikėlė ir iš tos vietovės išėjo. Būtent iš tos vietovės. O dar vieną kartą tai buvo labai daug sunaikinta 3-4 amžius, 3 amžiaus pabaigoje. Tai čia visa Lietuva kentėjo, tai virš 4000 žudyta žmonių. Jo, bet tai yra runos ant akmenų ir jas reikia skaityti. Taip, bet viešpaties keliai nežinomi, taip ir sakyti, kaip Jėzus ką sakė, atleiskim viešpatie, kai jie nežino, ką daro, taip ir mes turim sakyti, atleiskim viešpatie, nes jie nežino, ką daro. Mes turim atleisti, tegu Dievas teisė, jie tą, o mes turim gyventi su meile šiandien, čia ir dabar, konkrečiai. Su meile, kiek sugebam padėti šalia esančiam, kiek sugebam mylėti vienu žodžiu, gerbti visus ir protėvių žemę.
Kaip jūs uždengė? Maitinu vaiką. Žinojimas, šventumas ir nuolankumas ragina atsiverti Kūrėjo valiai. Dievo malonė teikia pažinimo galimybę. Būkime kaip vaikai, džiaukime sukurtais stebuklais ir gyvenkime dabartimi. Tegul šis vanduo nuplauna visus rūpesčius, o saulė ir laisvės angelai suteiks jums stiprybės. Čia visiškai netoli buvo. Po tiesugui. Tik reikėjo parskristi. O tą apdžiūvusi. O jam aplinkui reikės. O jis tegul vaikšto. Labai nesitaikyk, atskrenda gandras į tau. Susimąstyk, žmogau. Toks trumpas buvimas po šią saulę, o tokia didinga protėvių dvasia kalba runų ženklais ant akmenų.